Laidą remia širdies lašai Valentis, gydanti vaistažolių gale. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Labas rytas, gerbėmieji žiūrovai. Su jumis laida Sveikatos kodas, kuri nuoširdžiai rūpinasi mūsų visų sveikata. Ir mes kalbame laidoje tik apie tas ligas, apie tuos negalavimus, kurie didžiausi mūsų sveikatos priešai. Rugsėjo mėnesį didelį dėmesį skiriam širdžiai. Šį mėnesį smegenims ir psichiniai mūsų sveikatai. Apklausos duomenimis būtent šių negalavimų mes labiausiai bijome. Ievute, klausimas jums. Kas yra geriausias sveikatos draugai? Sveikatos draugai yra geriausia nuotaika. Pati geriausia nuotaika. Šypsena, pozityvus mąstymas, teigiamos mintis, emocijos, saulėta diena, geri draugai, susitikimas ir vėl sugrįžimas į tas pačias gerus vietas. Kas vis dėlto ir sveikatos priešai? Priešai tai būtų viskas, kas neigiamai. Kaip aš sakau, viskas, kas šalta, tamsu, niūru, pikta, negeros mintis, kurios yra, viskas, kas netikra, kas susintetinta yra. Tai visą laiką tai mums kenkia mūsų organizmui, mūsų sveikatai, mūsų mintim. Piktų žmonių yra? Jie yra, bet juos reikia pažiūrėti, galbūt ne, kad jie yra pikti žmonės, o kad jie netinkamai kartais elgiasi, bet reikia išvelgti, kad jie yra tokie patys kaip ir mes, tik tai jie galbūt neteisingai mąsto, neteisingai priima aplinkybės, nemoka galbūt susitaikyti, nenori priimti tos, sakysim, kažkokios jam netinkamos situacijos arba aplinkybės. Laida Sveikatos kodas apie tai, kodėl širdis pradeda plakti neritmiškai ir kodėl dėl to taip nerimauja insultą gydantis neurologai. Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Iš tiesų ir mes neurologai labai rūpinamės širdies aritmijomis, ypatingai prieširdžių virpėjimu. Kodėl? Insultas mūsų nemėgiama liga, kuri didėja labai dažna, ištinka dėl įvairių priežasčių, o širdies ritmo sutrikimai, konkrečiai prieširdžių virpėjimas, yra vienas iš dažniausių. Yra paskaičiuota, jog maždaug trečdalis insultų įvyksta būtent dėl prieširdžių virpėjimo, kuris buvo arba nediagnozuotas, arba netinkamai gydytas. Vilniuje vyko 20. aritmijų konferencija, kuri vadinasi Aritmija Lietuva 2012. Vyksta kas 2 metus, tai mes turim 10. jubiliejinę 20-metį šitų konferencijų. Šiais metais mes nagrinėjom aktualią temą širdies ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas. Ir buvo nagrinėjamos tokios temos kaip širdies nepakankamumas, prieširdžių virpėjimas, insultai pacientams su širdies lygomis. Gerbiamas profesorius, mums paskambino žiūrovas po praėjusios laidos klausė, ar gali būti, kad išgėrus kavos, o netgi kartais energetinių gėrimų, kurie dabar tokie populiarūs jaunimo tarpe, tiesiog jaučia, kad širdis pradeda kažkaip keistai plakti. Gali būti taip? Apie energetinius gėrimus ypatingai šnekama daug neigiamų dalykų ir aprašomi atvejai pasaulio ir ritmo sutrikimų, tokių, kur aplamai nebūdingi jauniems žmonėms prieširdžių virpėjimai. Būtent vartojus energetinių gėrimų, ypatingai diskotekose tos derinius vartoja energetinių gėrimų su alkoholiu. Tai yra labai žalinga kombinacija. O šiaip energetiniai gėrimai sintetiniai kaip taisyklė, aišku, daug blogesni negu kava, negu arbata, ir kardiologai arba rekomenduoja nevartoti, netgi kitaip sakant, ypač derinį su alkoholiu. Žmonės, tie, kurie aplamai širdies kaip tokios nejunta ir pradeda just, tai labai dažnai jie supanikuoja. Ir kartais šita panika būna labai motyvuota ir laiku, ir gamtos sukurta dėl to, kad atkreipdėmėsi žiūrėti, kas čia darosi. Šiuo metu vyksta kaip tik viena iš tokių procedūrų, kuriais skiriami visi kongresai, dauguma kongresų, aritmijų kongresai, visi pasauliniai, tarptautiniai, ir pas mus, kur buvo tas kongresas, tai irgi didelė dalis buvo skirta prieširdžių virpėjimui. Su kateterio pagalba bus gydomas žmogus, kuris vargina tie paroksizminiai prieširdžių virpėjimai. Prieširdžių virpėjimų mes dabar ir vaistais mokam, ir kateterinį, ir chirurginį gydymą, ir Lietuvoje kaip tik ta mini-invazinė prieširdžių virpėjimo chirurginis gydymas kaip tik irgi yra tas rytis, kur mes tikrai neblogai pažengę į priekį ir kur atvažiuoja iš mūsų mokintis jau. Prieširdžių virpėjimas yra susijęs visada su insulto. Ir šitie insultai yra labai dideli ir jie
nusineša per pirmą mėnesį 25 procentų žmonių, reiškia, miršta tie žmonės per pirmą mėnesį. Kiti 25 procentai numiršta metų bėgyje. O likę gyvi, tie 50 procentų, iš jų 60 procentų būna invalidai. Todėl, kai mes šnekam apie prieširdžių virpėjimą, mūsų pagrindinis tikslas yra, o kaipgi išsaugoti smegenis. Ir išsaugoti smegenis gali visų pirma sąmoningas žmogus, kuris pats saugosi. Ir jeigu žmogus turintis virš 65 metų, jisai jaučia, kad pas jį yra neritmiška širdies veikla, jis jau turi aiškintis, kodėl jinai neritmiška. Eit pas gydytoją, užsirašinėti elektrokardiogramą, nes prieširdžių virpėjimą mes galim nustatyti tik tai užrašę elektrokardiogramą. Taigi prieširdžių virpėjimas, galima įsivaizduoti, tai yra neteisingas, neritmiškas širdies darbas, kai prieširdžiai virpa, jie normaliai nesusitraukdami neišstumia kraujo ir prieširdyje gaunasi toks kraujo sąstovis. O toks stovintis kraujas, mažai judantis, labai linkęs krešėti. Ir štai širdyje susidaro krešuliai, kuriuos bet kuriuo momentu faktiškai kraujo tėkmė gali išplauti, išnešti iš širdies ir vėliau per aortą, per stambiasias kraujagyslės jie gali patekti į galvos smegenis. Ir štai turime tą blogiausią komplikaciją smegenų infarktą arba, nuo seniau vadiname, išeminį insultą. Širdies ritmo sutrikimus patiriame pervargus, alkoholio, rūkymo, stresų poveikyje ir dėl širdies ligų aterosklerozės. Tai mes turime didžiulę bėdą su kraujo riebalais, tai yra aterosklerozė progresuojančia. Ir čia mes esame Europos lyderiai, Euroaspiris, kuriam dalyvavo, mūsų programa, profesorės Klumbienės ir profesoriaus Grabausko duomenys aiškiai parodo, kad mes turime be galo užleistą situaciją, žmonės nelabai rūpinasi savo rizikos veiksniais. Kas svarbu yra? Svarbu yra, aišku, gyvensena ir apie tą turbūt daug kas žino, bet turbūt svarbus yra momentai, yra kraujospūdžio reguliavimas iki optimalaus kraujospūdžio, tai yra mažiau tikrai 140 ir 90, toj riboj tarp 120-140, jeigu tai yra to amžiaus žmonės ir be abejonės tai yra kraujo riebalų tvarkymas. Tai visų pirma, jisai prasideda nuo dietinių dalykų, tai apie tai irgi daug kartų šnekėta, bet turbūt pats svarbiausias momentas - statinai ir dar kartą statinai. Nieko nėra daugiau, kas šiai dienai tiesiogiai veikia aterosklerozę. Visa kita yra daugiau iš pasakų pasaulio, o yra kai kurie maisto priedai, kurie šalia jų, kaip kad omega riebiosios rūgštys, kurie gali pradėti, nikotino rūgštys, kuri, reiškia, naudojama, kuri gali, tačiau statinai ir dar kartą statinai. O apie omega-3 reikšmę stiprinant širdį ir kraujagyslės dar kalbėsime šios dienos laidoje. Tai, gerbiamas profesorius, šiandien yra sekmadienis. Ką mes galėtume rekomenduoti mūsų žiūrovams padaryti gero savo smegenų sveikatai? Galim pradėti nuo pačių paprasčiausių dalykų, kurie visur prieinami ir nieko nekainuoja. Na, sakysim, vaikščiojimas. Kiekvieną dieną nueidami po 10 000 žingsnių mes iš tikrųjų duodame fizinį krūvį smegenims, geriname savo kraujotaką ir tai jau irgi yra nedidelis žingsnelis, tačiau labai svarbus apčiuopiamas žingsnelis link sveikos gyvensenos, link insulto rizikos mažinimo. Taip, kad tą tikrai galime daryti jau šiandien, sekmadienį, galime daryti rytoj, na ir bent jau 2 kartus per savaitę toks indėlis mūsų, kiekvieno iš mūsų, link geresnės sveikatos yra labai svarbus ir sveikintinas. Spalio mėnuo yra paskelbtas psichinės sveikatos mėnesiu ir spalio 10 dieną minėsime pasaulinę psichinės sveikatos dieną. Mums psichiatrams yra labai malonu, kad toks didelis dėmesys yra skiriamas būtent psichiniai sveikatai. Noriu tuo pačiu pasidžiaugti, kad mūsų centro poliklinikoje šiais metais įkurtas psichiatrijos dienos stacionaras ES projektų pagalba. Čia pacientai priimami pablogėjus psichiniai sveikatai, kuomet reikalingas intensyvesnis gydymas bei priežiūra. Su pacientais dirba visa komanda, tai yra psichiatras, psichologas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, esant reikalui konsultuoja ir dietologas.
Taikomos meno, muzikos, judesio terapijos, individualus psichologinis konsultavimas, vedami grupinės ir individualios autogeninės relaksacijos užsiėmimai, psichoterapijos grupė, socialinių įgūdžių, kompiuterinio raštingumo, bendravimo, užduočių grupės, psichoedukacija, filmų, biblioterapija, taikoma šviesos terapija. Pacientas, lankydamas dienos stacionarą, neiškrenta iš šeimos ir visuomenės gyvenimo. Taip pat organizuojamos mokamos meno, judesio, muzikos, psichoterapinės grupės, individualios psichologų konsultacijos, taikomos anoniminės detoksikacijos apsinuodijus alkoholiu. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra centro poliklinikoje organizuojama psichikos sveikatos klinikoje, kurioje vykdoma ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra, teikiama skubi pirmoji pagalba dėl ūmių psichikos sutrikimų, prireikus nedelsiant pacientai siunčiami į psichiatrijos stacionarus ar į centro poliklinikos psichiatrijos dienos stacionarą. Teikiama psichologinė pagalba pacientams bei jų šeimos nariams, bei kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikiama socialinė pagalba psichikos pacientams. Klinikoje dirba psichiatrai, vaikų psichiatrai, psichologai, slaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai. Veikia metadono kabinetas. 10 metų kaip įkurtas pacientų užimtumo kambarys, kuriame pacientai vykdo įvairias veiklas. Tai ir meninių, socialinių įgūdžių lavinimas, užsienio kalbų mokymasis, darbo kompiuterių įgūdžiai, klausosi muzikos, užsiima rankdarbiais, skaito, švenčia įvairias šventes, dalyvauja parodose, vyksta į ekskursijas, vasaros savarankiškumo stovyklas. Mums psichiatrams iš tiesų labai liūdna, kad pacientai ir jų artimieji dažnai vengia kreiptis į psichiatrus, psichologus. O psichinės ligos yra kaip ir visos kitos ligos. Kuo vėliau pradėsim gydyti, tuo blogesnės išeitys, sunkesnės prognozės. Tuo remdamiesi ir norėdami paskatinti kreiptis į psichiatrus, psichologus, mes organizuojame spalio 8-12 dienomis atvirų durų savaitę centro poliklinikos psichinės sveikatos klinikoje, Vytenio 59. Prašome kreiptis, maloniai pabendrausime su jumis. Laukiame jūsų anoniminiams apsilankymams. Žymiausio onkologo, mylimiausio sveikatos kodo draugo, daktaro Trakibio klausim, kas geriausi sveikatos draugai? Sveikatos draugai, gera nuotaika, mažai streso ir kokio nors daug judesio. Tai, o jeigu jau taip kitaip, o kas priešai, tada ir kodėl tiek daug ligonių yra onkologinių dėja, tau tenka gydyti, Mantulė? Už tai, kad džiaugsmo pa žmonės per mažai. Reikia džiaugtis to gyvenimu. Kai nesidžiaugi, kai žiūri tik tai blogas naujienas, tada atsiranda blogų dalykų tavo sieloj, o kai sieloj blogai, tai negerai ir kūne. Visiems centro poliklinikos pacientams norėčiau priminti, kad centro poliklinika dirba visą parą. Pasibaigus poliklinikos darbui nuo 20 val. Iki 7 val. Ryto darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis visą parą dirba budinčiojo gydytojo tarnyba Pylimo gatvėje 3. Budinčioje gydytojo tarnyboje dirba šeimos gydytojai, kurie teikia būtinąją pagalbą ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientams, kurie yra registruoti mūsų poliklinikoje, taip pat pacientams, kurių poliklinikos ar klinikos sudariusios su mumis sutartis, paslaugos teikiamos nemokamai. Visiems kitiems paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinąją pagalbą. Centro poliklinikos budinčiojo gydytojo tarnyba dirba jau 1 metus. Ir kaip gyvenimas parodė, mes esame reikalingi. Žinoma, mes visiems linkime sveikatos, tačiau prireikus naktį, savaitgalį, švenčių dienomis, kreipkitės į budinčiojo gydytojo tarnybą Pylimo gatvėje 3. Noriu pasidžiaugti, kad centro poliklinikos psichikos sveikatos klinikoje vykdomas projektas Menas žmogaus geroviai, kurį finansuoja Kultūros ministerija, o vykdo Dailininkų sąjungos galerija. Tai absoliuti naujovė Lietuvoje, kur psichikos sveikatos klinikos pacientams užsiėmimus periodiškai veda ne terapeutas, pavyzdžiui, menų terapeutas ar šokio ir judesio terapeutas, ar psichologas, o menininkas. 6 užsiėmimų rezultatus jūs matote savuose ekranuose. Kai atėjus pacientui į pirmą užsiėmimą, pirmieji jo žodžiai būdavo ne, tai ne man,
aš to nesugebėsiu, aš negaliu, ne, aš tikrai nemoku. Jau po 6 užsiėmimų matome tiesiog meno kūrinius. Šiuos užsiėmimus vykdė menininkas Gvidas Raudonis. Nuoširdžiai tikimės, kad valstybinės institucijos atkreips dėmesį į psichinę negalią turinčius pacientus ir padės mums toliau vykdyti tokio tipo projektus. Labą dieną, daktarė, galima užeiti. Dėkojame, daktarė. Jau virš 20 metų jūs prižiūrite mūsų su vyru sveikata. Todėl peržengusi 40-mečio slenkstį jaučiuosi labai žvali ir energinga ir galiu dirbti ir auginti savo mažą dukrelę. Todėl, naudodamasi progą, noriu dar kartą jums padėkoti. Ačiū, daktarė. Eik, Ievute, pabučiuok, daktarė. Per mano 44 darbo metus tokia staigmena pirmą kartą, man be galo malonė. Gydytojos Irenos iniciatyvą pratęsiu ir aš. Norėčiau Jums parekomenduoti sveiką ir lengvą ir gerą maistą. Skirtingos dienos metu mes galime valgyti gerą ir kokybišką maistą. Tam, kad tai pasidaryti, nereikia labai daug laiko ir energijos, o gausite gerą ir pilnavertišką maistą. Šios dienos receptas yra sveiki ir lengvi pusryčiai. Imsime rūgpienio, dėl to, kad rūgpienis turi labai daug laktobakterijų ir jos yra labai sveikos ir lengvai virškinamas maistas. Toliau imsime selenų, kviečių arba ruginių arba avižų, dėsime šaukštelį vieną. Jūsų mėgstamus riešutus galima dėti arba mirkytas razinas arba saulėgrąžas lukštentas. Irgi šaukštelį. Galima įdėti pagal skonį, kad tai būtų šiek tiek saldžiau, galima įdėti vanilinio cukraus. Ir aišku, būtų gerai, kad ryte gautumėte energijos ir aktyvumą, galima įdėti gliukozės. Viską gerai išmaišome. Ir gauname puikius lengvus pusryčius. Labai smalsu, ar tikrai skanu? Sekančiose laidose mes pasidalinsime su Jumis informaciją, kaip galima pasigaminti pusryčius, pietus ir vakarienę. Stebėkite mus. Labai dažnai, kada dirbame virtuviai, perkrauname juosmens sritį, nes netaisyklingai lenkdamiesi į priekį mes apkrauname savo nugarą ir sprandą. Kad taisyklingai tai atlikti, mes turėtume padėti virtuvai kažką mažą kėdutę ir nukelti kūno svorį ant jos, reiškia užkelti koją ir ramiai, taisyklingai dirbti ir tvarkytis. Dėlioti, perkeisti karts nuo karto koją, kad neįsitemptų juosmeniniai raumenys. Paprastai ir lengvai. Ir toks padėjimas savo buityje sumažins juosmens įtampą. O dabar pokalbis, kaip sakoma, tarp mūsų mergaičių, nes kalbėsime apie negalavimą, moterų negalavimą, apie kurį drovimasi kalbėti. Tai yra šlapimo nelaikymas. Ir šis negalavimas kaumuoja apie 300 000 moterų Lietuvoje. Įsivaizduokim, beveik visas Kauno miestas. Taigi išklausykime gydytojos ginekologės Vilmos Vasjanovos. Moterys, kad skustųsi tiesiogiai savo bėda šlapimo nelaikymu, pačios neragintos, yra pakankamai retai. Nors atrodytų, su akušeriu ginekologu gali pakalbėti apie viską ir apie savo intimos gyvenimo sferą. Tačiau kryptingai paklaustos moterys dažnai neneigia, kad jos turi šią problemą šlapimo nelaikymas. Ir turėčiau pastebėti, kad problema jaunėja, skundžiasi nebe menopauzinio, perimenopauzinio amžiaus moterys, bet ir jaunos, neseniai pagimdžiusios moterys turi šį nusiskundimą. Ir, sakyčiau, jaunesnės ir jį drąsiau įvardė, drąsiau ieško problemos sprendimo būdų, dažniau klausia, kaip galėtų jos gydytis ir kaip galėtų jos pačios savo gydyme dalyvauti. Ir aktyvios medikamentinės terapijos prašo būtent jaunesnės moteris. Moterys nelaikančio šlapimo dažniausiai ieško mieste tualetų. Tai yra, jos negali išvykti ilgesnėje kelionėje, jos negali išvykti ilgesniam pasivaikščiojimui, bendravimui su šeima mieste, jeigu jos nežino, kur mieste galima atlikti
pasišlapinti. Dar kiti dalykai yra susiję su tam tikra higiena. Iš tikrųjų, maceruojasi lytiniai organai. Dažniau tokios moterys skundžiasi ir makšties išskyromis, ir su tarpvietė susijusiomis problemomis. Be abejonės, joms reikalinga daugiau higieninių priemonių panaudoti, siekiant išvengti maceracijos. Na ir vengimas tam tikrų išvykimo į teatrą, vengimas tam tikrų drabužių ir taip toliau, tai yra tam tikros socialinės ir gyvenimo būdo problemos, su kuriomis tos moterys susiduria. Be abejonės šeimoje kai kurios moterys vengia ir intymių santykių turėdamas šią problemą ir visai be reikalo. Be abejo, gaila pasakyti, kad daugybė priežasčių, kurios sukelia šlapimo nelaikymą, lieka tos vadinamos neišaiškintos, idiopatinės. Dažniausiai mes jas skirstome į medicinės, nemedicinės, į gyvenimo būdo, į tam tikras lytinės priežastis. Be to, moterys gimdo, nešioja kūdikį ir po gimdymo jos greitai puola į savo įprastą veiklą. Dažnai man tenka stebėti savo buvusias neščiasias, kurios nešasi mažus savo vaikelius sunkiuose krepšiuose į polikliniką. Tai yra rizikos faktorius nusileisti, susilpnėti mažojo dubens raumenimis ir ateityje rizikos faktorius nelaikyti šlapimo. Be abejonės, turinčios antsvorio moterys ar turinčios lėtinį vidurių užkietėjimo moterys, jos dažniau skųsis ateityje ir šlapimo nelaikymo problema. Gydytojo pareiga išsiaiškinti, ar yra kokios nors medicinės priežastys, kurios galėjo sukelti šią problemą. Tai yra pasižiūrėti dėl svorio, vertinti kūno masės indeksą, vertinti pacientės gyvenimo būdą, vertinti jos gretutinės ligas, pavyzdžiui, cukraligę, vartojimus vaistus, nes jie neretai duoda pašalinį poveikį būtent šlapimo nelaikymo simptomą. Be abejonės yra medikamentinė terapija, tų vaistų nereikia bijoti. Valstybė kažkiek kompensuoja, be abejo, nedidelę kainą, tų vaistų kainos kompensuoja, tačiau iš tikrųjų nustačius pagal tam tikrą tarptautinių ligų klasifikacijos šifrą pacientėms galima išrašyti kompensuojamus medikamentus ir tai visai neblogas palengvinimas šeimos biudžetui, nes gali atsitikti, kad medikamentus gali tekti vartoti ne tik savaitėmis, ne tik mėnesiais, bet ir metais su tam tikromis pertraukomis. Tam tikri vaistai, kurie naudojami kitoms ligoms gydyti, sakykime, esant cukriniam diabetui, esant arteriniai hipertenzijai, kraujotakos sistemą reguliuojantis vaistai, jie patys gali be abejo ir padėti mums gydant šlapimo nelaikymą ir pakenkti. Taip, kad visuomet specialistai turėtų bendradarbiauti. Turėtų šeimos gydytojas visada žinoti, kokius medikamentus jo pacientė moteris vartoja, kokia jų yra kombinacija, sąveika. Taigi mes kalbam apie labai tokius subtilius negalavimus, šlapimo nelaikymą. Ir aš manau, kad daugelis mūsų žiūrovų norėtų pasitarti su gerbiama daktarė Vilma Vasjanova. Gerbiama daktarė, galėtumėt po laidos iki 11 valandos atsakyti paskambinusiems žiūrovėms? Aš mielai pabendrausiu su moterim, jų rūpimais klausimais ir atsakysiu viskas, kas jas jaudina jų problemų atveju. Tai gali skambinti? Be abejo. Vos atvėsus orams vaikų gydytojų kabinetuose užplūsta mažieji pacientai, sergantys įvairiomis peršalimo lygomis. Tai rodo, kad jų imuninė sistema silpna. Kodėl? Daugelis vaikų yra išrankus maistui, mėgsta vienus patiekalus ir atsisako kitų, dažniausiai sveiko maisto. Retas, kuris vaikas suvalgo reikiamą vaisių ir daržovių kiekį, todėl vaikui gali trūkti vitaminų. Ir šį trūkumą būtina kompensuoti. Tėvams reikėtų sunerimti tuomet, kai vaikai praranda apetitą, dažnokai jaučiasi pavargę, jiems sunku susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Kad organizmas sustiprėtų, vaikams rekomenduojama papildomai duoti vitaminų, tokių kaip gamtos namų pristatomas braškių skonio maisto papildas Tedis. Kokie požymiai rodo, kad vaikui gali trūkti vitaminų ir mineralų? 1. Vaikas praranda apetitą. 2. Dažnokai jaučiasi pavargęs. 3. Jam sunku susikaupti ir išlaikyti dėmesį. 4. Visi atsakymai teisingi. Kaip visada, pirmieji 3 paskambinę ir teisingai atsakę į klausimus gauna mūsų laidos draugų įsteigtus prizus. Trumpam išsiskiriame. Susitiksime po reklaminės pertraukėlės. Laidą remia Širdies lašai Valentis, gydanti vaistažolių gale. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.